kuo daugiau į tavo širdį meilės te pasklinda gausiai, gausiai, į visas puses, į visas. Dabar įsivaizduok, kaip tavo širdyje atsiranda taurus krištolas. Krištolinė tarsi šviesa iš tavo širdies, tarsi įsideda ramybės, pripildančios tavo širdį ramybės kristalas, kuris apgaubia visą tave, į visas pusės spindi. Spindi ir apgaubia tarsi begalinę ramybės energiją, kuri sklinda į visas puses ir sklinda į visų tave supančių žmonių širdis. Jaus, kaip ta šviesa, galbūt rausva, prisipildo švarių, rausvų, rožinių, auksinių atspalvių ir sklinda į kiekvieno tavo pažįstamo žmogaus širdį. Meilės kupina, taurios, begalinės meilės, pripildančios ramybę, energiją, šviesą. Ir pasiekia vis daugiau žmonių. Jaus, kaip ta šviesa užkrečia ir žmonės toje ramybės savo auroje, tame nuostabiame kristale, tavo apgaubtame, tampa nurimę, atsipalaidavę, pasitikėjime, susilygiavę su savo šviesa, su savo aukštesniu tikslu, jo stuburas ir jo ašis susilygiuoja ir nurimsta. Išsilaisvina visi ribojantis įsitikinimai, viskas, kas paseno, tiesiog pasitraukia ir sklinda ta begalinė šviesi energija sklinda į visas puses, į visus kraštus ir plačiai, tarsi vandenynas neapriepiamas. Ir gydo tuos, kam yra šiuo metu sunkiau, kam yra liūdniau, kas yra trumpam užsimiršę. Bet tu su savo ta šviesa, su savo meile, su savo tyra ramybės energija, sklindančiai iš savo širdies, juos pažadini savo lengvu, švelniu prisilietimu. Ir bent akimirkai, bent trumpai mažai akimirkai, primeni, kad mes visi esame susiję, kad mes esame viename vandenyne, vienoje energijoje. Visi plaukiam, įkūnijam tam tikras formas, tam tikras patirtis. Vienokias, vieną akimirką vienaip, kitą kitaip, tačiau visi esam susiję. Ir ta tavo besąlyginė šviesa, besąlyginės meilės energija, besąlyginė ramybė, kuris sklinda iš tavęs, paliečia nepažįstamą, kuris atrodo mūsų fiziniam kūnui nepažįstamas, bet taip pat yra tavo dalis. Ir su tuo atsipalaidavimu, su ta gražia akimirka, kaip šiandien, šioje akimirkoje, skaidrus dangus ir labai gražus, kaip iš pasakos debesis, te apgaubia tave džiaugsmu, tyrumu, atsimink, tu jį turi savyje, nešiesi savyje, tikėk stebuklais, tikėk meilę, tikėk gyvenimu, pasitikėk gyvenimu ir viskas visada susidėlios. Taip, kaip turi susidėlioti, tiesiog išsiplėsk, priimk, išsiplėsk iš širdies sklinda vis plačiau tavo kristalas, kurį įsidėjai. Ir vis gausiau matyk, kaip augalai, gėlės, miškai atgyja, pražysta gėlės, net gyvūnai šypsosi ir siunčia tau padėką. Žmonės eina ir staiga atbunda, pamato, pajaučia savo širdyje neapsakomą šilumą, pajaučia neapsakomą džiaugsmą ir nurimsta. Ne tas emocinis džiaugsmas, o tas gilus atsiminimas, kad
kad esi svarbus, esi mylimas ir visada toks buvai ir mylima. Ir tavyje yra tokia didžiulė galia, kuri reikalinga šiam pasaulyje taip, kaip tu moki geriausiai. Tavo švelnumas, tavo gražus žodis, tavo šypsena praeiviui, net nepažįstamam. Tavo visako linkėjimas kiekvieną akimirką, kiekvienam yra be galo svarbus. Ir tai, ką tu skleidi, tai sugrįžta tau. Jeigu tai yra visako geriausio, tai sugrįžta tau visako didžiausio kaupo. O jeigu tai nėra visako geriausio, tai aš linkiu, kad tau ateitų dar daugiau visako geriausio, dar daugiau meilės, kad tu atsimintum ir siūstum iš savęs tik tais nuostabias energijas visam kitam pasauliu likusiam. Visko būna ir jeigu užplūsta sunkesni jausmai, viskas gerai. Tai yra dalis tavęs. Ir toji dalis taip pat yra nuostabi. Toji dalis, tas lietus, tas šaltas oras, skvarbus vėjas. Tai yra dalis mūsų. Ir tai yra taip nuostabu. Priimti tai ir kaip savo dalį ir mėgautis tuo. O širdyje laikyti tą šilumą, tą saulę, tą lengvumą, skaidrumą ir tyrumą. Ir siųsti ir tam lietui. Tiesiog spinduliuoti tuo. Siųsti ir tam vėjui, kuris padeda mums dar labiau skaidrėti. Siųsti tam audrom. Atsimink, kad kai vandenyne užeina audra, tai yra paviršiai. Gilumoje yra tokia tiki ramybė, kur visada gali užplūdus tom bangom nusileisti į vandenyno dugną ir iš ten spinduliuoti savo krištolinę meilę, krištolinį skaidrumą, pasitikėjimą ir leisti tom bangom daužyti laivus, jeigu reikia. Ir leisti pokyčiam vykti, bet atsimink, kad iš tavo širdies toji šviesa niekada nėra užgesinama. Ir ta ramybė, kuri yra giliai vandenyne, yra tavyje, nepaisant visko, kas vyksta aplink. Tada linkiu tau gražios dienos ir visada žinok, koks esi nuostabus, kokia esi nuostabi. Ir tebūnie tavo glotis, tebūnie tavo kelias nusišviečia pačiom gražiausiam žvaigždėm, pačia didžiausia sėkme ir vidinė laimė, kokia tai gali būti. Tu esi visada vertas ir verta viso, kas yra geriausia tavo sielai, tau, tavo sąmonai ir viskam bendrai, ir tavo kūnui. Tu esi sveika ir sveikas. Tu esi sąmoningas ir sąmoninga. Tu esi rami ir ramus, atsipalaidavęs ir atsipalaidavusi. Ir be galo mylinti ir mylintis. Iki.